Pačiame Kauno pakraštyje, netoli Kauno marių, senoje Vičiūnų gyvenvietėje veikia viena seniausių Lietuvoje vaikų reabilitacijos įstaiga Vandos Tumėnienės vaikų reabilitacijos centras. Centras, kuris šiuo metu pervadintas į Respublikinės Kauno ligoninės vaikų reabilitacijos skyrių, įkurtas dar 1933 metais asmeninėmis profesorės vaikų gydytojos Vandos Tumėnienės lėšomis, kaip sanatorija gydyti kaulų sąnarių tuberkulioze sergančius vaikus. Jau 20 mečių ši liga nėra gydoma. Per ilgus veiklos metus keitėsi ir pacientai, todėl dabar pagalbo šiame vaikų reabilitacijos skyriuje gali sulaukti įvairaus amžiaus vaikai, turintys judamojo atramos aparato pažeidimų, ankstyvųjų raidos sutrikimų, taip pat sergantys nervų, kvėpavimo ir virškinimo sistemų ligomis. Tęsdami kelionę per Lietuvą nusprendėme pasidomėti, kuo gyvena ši vaikų gydymo įstaiga ir kokių pacientų čia dažniausiai sulaukiama. Mes labai džiaugiamės, kad būtent Pušyno teritorijoje tai yra, nes Pušyno oras yra viena iš sveikatinimo priemonių. Todėl, kad pušys išskiria labai geras specifinės medžiagas, kurios dezinfekuoja tiesiog orą. Ir teisingas yra pasakymas, pavaikščiok pušynę, būsi sveikesnis. Mūsų vaikų reabilitacijos skyriuje daugiausia vaikų gydomi, kurie patyrė įvairias traumas, nudegimus, chirurginės operacijas, tai jie sudaro maždaug trečdalį mūsų pacientų. Ir šie pacientai yra 40% jų atvyksta labai sunkios būklės. Pas mus taip pat atvyksta reabilitaciniam gydymui vaikai, kurie turi ankstyvosios raidos sutrikimų. Dažnai klausia, kas tai yra. O tai yra, kad nenulaiko galvytės, nešliaužia, nevaikšto gal dar pagal amžių, kaip jau lyg ir turėtų. Su kalbos sutrikimais būna, kad logopedo paslaugų reikia. Respublikinės Kauno ligoninės vaikų reabilitacijos skyrius pirmasis Lietuvoje pradėjo gydyti endokrininės ligas. Tai yra cukrinį diabetą ir nutukimą. Čia taikomas ir šių ligų reabilitacinis gydymas. Tiesa, apie tai daugiau papasakosime kitos savaitės laidoje, o dabar kviečiame suklusti tuos, kuriems aktualios vaikų judamojo aparato problemos. Vaikai, kaip bebūtų, jie yra vaikai, jiems yra viskas smalsu, smalsu pabandyti, smalsu užlipti, smalsu pažiūrėti, kas yra kitoje tvoros pusėje. Todėl šiuo metu vasarą mes daugiausiai gydome vaikus po dviračių traumų, su riedučiais važiavusius, patyrusius traumas. Kaip bebūtų gaila, daug vaikų yra iš eismo įvykių. Nukentėję su dviračiais ir nukentėję taip kaip pėstieji. Atėjus šaltajam metų sezonui traumų pobūdis keičiasi, atsiranda slidės, rogutės ir to pasekoje atsiranda, kaip mes vadinam, žieminiai lūžiai, vasariniai lūžiai. Tai va, toks yra mūsų sezoniškumas traumų. Šeimą užklupus nelaimiai, tėvai dažnai pasimeta, nerimauja, nežino, kaip jausis jų vaikai, kuriems reikalingas reabilitacinis gydymas, kaip keičiasi mažųjų pacientų dienos ir gyvenimo režimas gydantis po įvairių traumų skyriuje, klausime kineziterapijos specialistės Jurgitos. Kaip bebūtų, tai yra gydymo įstaiga, todėl svarbiausia yra pakliuvus mūsų įvykdyti visus gydymo tikslus. Todėl pirma dienos pusė yra skiriama gydymosi visoms procedūroms. Atliekame 2 kartus per dieną kineziterapiją po 30 minučių, toliau fizioterapijos procedūros, masažas, dirba visi kiti specialistai, psichologai, logopedai, socialinis darbuotojas. Vyksta pokalbiai su tėveliais, kadangi ne visada ir mums pasiseka pasiekti 100% rezultatą, todėl turime ir išmokinti ir tėvelius, kaip padėti vaikams grįžus namuose, pritaikyti kažkokias kompensacinės priemonės. Todėl dirbame ir su tėveliais, ir su pačiais vaikais. Specialistai pabrėžia, kad besigydant ypač
svarbu tėvelių vaidmuo. Tai yra komandinis gydytojų, tėvų ir vaiko darbas. Todėl tėvai reabilitacijos įstaigose turi būti apmokomi, kaip padėti vaikui, kaip palengvinti jo buitį ir kasdienę veiklą. Besilankydami vaikų reabilitacijos skyriuje pastebėjome, kad yra labai daug 11-13 metų vaikų turinčių laikysenos sutrikimų. Laiku nepradėjus gydymo ši liga progresuoja. Vaikų sveikatos būklė kasmet ženkliai silpnėja, todėl medicinos specialistams būtina ir vaikus, ir tėvelius supažindinti su kineziterapijos, mankštų, plaukimo naudą. Gydytojai ypač pabrėžia tinkamos kasdienės mankštos būtinybę. Taisyklingą sėdėjimą ruošiant pamokas, per didelio vaikų kuprinės svorio problemą, apie kurią mūsų laidose kalbėjome jau ne kartą. Kartu su šiais patarimais gydytoja primena ir dar vieną taisyklę, kurios nesilaikant bet kuri liga tik dar labiau progresuos. Reikėtų pasirūpinti tuo, kad tų vaikų neprirengti karštai, todėl kad jeigu jau jie sušyla, tada sekantis veiksmas, ką mama sako, stovėk ramiai. Ir tada tą sukaitusi, prakaitavusi vaiką pertraukia vėjas ir kyla sloga, gerklė, angina ir taip toliau. Tai toks patarimas tėveliam, mamytėm iš tikrųjų gal daugiau, kurios labiau rūpinasi vaikų priežiūra, kad rudenį reikėtų vaikų neprirengti per karštai, rūbeliai turėtų būti natūralių pluoštų, taip pat kokybiška avalynė nelaidi vandeniui ir būti grynam ore. Apsilankius vaikų reabilitacijos skyriuje pastebėjome, kad čia aiškiai jaučiama tai, jog darbuotojai puoselėja senąsias profesorės Vandos Tumėnienės sukurtas tradicijas ir vertybes – atsakomybę, rūpestį ir meilę vaikams. Juk to ligoniukams labiausiai ir reikia.